O šiandien mes pakalbėsime apie tam tikrą globalią lietuviško mentaliteto bėdą, tai yra blogų komentarų rašymas internete. Ir aš netgi džiaugiuosi tais neigiamais komentarais, nes tai parodo, kad tema yra aktuali ir tai kabina. Nes man atrodo, kad tai yra dėmesio trūkumas, nuoširdžiai, nežinau. Pavyzdžiui, viena mūsų klausytoja, Rūta Ustinavičienė, kuri yra docentė, dėsto Lietuvos sveikatos mokslų universitete. Pavyzdžiui, kaskart negaili pastabų ir sako mums, kad mes esame tuščia galvės, kad baisiau ir būti negali, ir dar priduria, kad kartais su jom niekas nėra įdomu ir kad mes esam tuščios iš vidaus ir tai yra visiškai nebepataisomas dalykas, įsivaizduoji. Nors yra, pavyzdžiui, kita mūsų klausytoja Jelita Mikalonienė, kuri sako, kad kuo toliau, tuo smagiau su mumis. Tai jeigu aš matau kitus per negatyvą, kiek manyje daug to yra. Aš pasiūlyčiau pažvelgti komentarus apie tai, kad žmogus kalba apie save. Visiškai nesvarbu, ką jūs darote savo gyvenime, jeigu jūs siekiate svajonių, tikrai yra žmonių, kurie jūs palaikys bet kokioje jūsų svajonėje, o tie žmonės, kurie nesugeba to daryti, jų tiesiog svajonės dar neįsipildė. Ir kiekvieną kartą, kai praversime burnas, reikia pasistengti, kad iš tos burnos riedėtų deimantai, o ne varlės, nes tos varlės kenkia mums patiems. Eteryje Ieva ir Justė.